Muzika galinga. Viena daina gali pakeisti nuotaiką, sukelti prisiminimus. Viena daina gali pakeisti visą gyvenimą. Turlo komanda pristato. Klausykis savo širdies. O Dieve, padėkit. Labas, Džordžai, kaip tu? Labas, ačiū, vyrutė. Tikra netvarka, ką? Šiandien toks stiprus vėjas. Turi būti atsargesnis. Aš būsiu. Nuo šiandienio laikraščio. Turiu spėti su laiku. Žinoma, štai, laikyk. Ačiū. Laikykis ir geros dienos. Ačiū. I'm a wealthy man and I got no stress. I got a beautiful wife and she's the best, and nothing's gonna bring me down today. Oh, Danny boy. Danny, nenoriu tavęs nutraukti, bet atidarimas 10 ir tualetai vėl užsikimšė. Kas šį kartą padarė? Šį kartą aš. Bet aš turiu išnešti šiukšlės, paruošti staliukus ir dar turiu darbų, jei neprieštarauji. Ne, aš sutvarkysiu. Ačiū, bičiulė. Atiduok. Danny, štai. Atleisk, kad nedaug, bet nesijaudink dėl to. Danny, žinau, kad savaitgaliais nedirbi. Nekenčiu prašyti, bet striuką su darbuotojais. Kada turiu ateiti? Ateik vėliau 11. Žinoma. Ačiū, vaikė. Pasimatysim rytoj. Ar rytoj tave pamatysiu? Taip. Geros nakties. Panaudotas įrašymo rinkinys $500. Dar keli mėnesiai, vyrutė. Kaip gali leisti sunkiai uždirbtus pinigus šlamštoj? O kur tu išleisi? Nikso varžyboms. Jau beveik susitaupiau. Sėdėsiu pirmoje eilėje. O taip žymiai geriau. Taip geriau. O ką darysi, kai baigsis varžybos? Kaip suprast? Eisiu namo. Štai kodėl perku tą šlamštą. Galiu įrašyti tai, kas truks amžius. Žmonės galės klausyti metų metus. O koks šlamstas amžinas? Nesvarbu. Ne, tikrai, geras klausimas. Muzikos mokykla? Tikriausiai juokauju. Ar galiu priimti jūsų užsakymą? Taip, jį valgys Cezario salotas be skrebučių, o mes viščiuką parūpė. Ar supratot? Taip, atleiskite, jį valgys? Atleiskite, ar galite pakartoti? Taip, jį valgys Cezario salotas be skrebučių, o mes viščiuką parmezane. Ar aišku? Sriuba ar salotos? Viščiukas parmezane yra patiekiamas su sriuba arba salotomis. Kokia sriuba? Vištienų su makaronais. Tik. Daug vištienos. Ir vandens. Žinoma. Tuoj atnešiu, ponė. Ji net negali užsakyti. Matai, štai kodėl turiu gauti gerą išsilavinimą. Bičia, ką tu darai? Jei Tonis tave pamatys, tave nudės. Atsipalaiduok, paėmiau tik kelias.
O Tonis vieną dieną dirbs man. Tikrai. Aš nupirksiu šią vietą ir pavadinsiu pas Rodžerį. Ar buvo skanu? Taip, atneškit sąskaitą. Tuoj atnešiu. Atleiskit, jūs pamirštate tai. Ariana. Ariana. Pamirštate tai. Labai protinga, Denny. Čia kasdien ateina bent 5, gal 10 karštų merginų. O tu pasirinkai vieną. Tai ne tas pats. Ji kitokia. Taip, ji tau nepaskambino. Gal ji tiesiog laukia, žinai, kaip kokia taisyklė ar panašiai. Tarkime, neskambink vaikinui iškart, kai gavo jo numerį. Tai 2 dienų taisyklė. 2 dienos? Kai kurios laikosi 3 dienų. Manau, tai priklauso nuo menstruacinio ciklo ar kažko panašaus. Kiek jau dienų trunka? Beveik 2 savaitės. Ką? Noriu pasakyti, praėjo 2 savaitės, kai ją matei? Gerai. Suprantu, kad taip ilgai laukiant ima neviltis. Ima ir mane. Bet žmogų, metas keliauti toliau. Ar visada tu taip valgai? Kaip? Sveika. Grįžote. Taigi, kodėl nepaskambinote? Man galite pasakyti. Aš niekam nesakysiu. Jis jums nepatiko, taip? Bet jei patiko, tai 2 savaitės yra gana ilgas laiko tarpas. Tai juk ne pagal kokią 2 dienų taisyklę priklausančią nuo menstruacijų. Ar jis čia? Jis virtuvėje. Ar galite jį pakviesti? Taip. Tuoj pakviesiu. Ji čia. Taip, bet noriu tau kai ką pasakyti. Denny, palauk. Labas. Grįžote skanaus maisto? Tai kodėl tada grįžote? Jūs nepaskambinote. Aš neturiu telefono. Kodėl? Aš kur čia. Vienas mano mamos draugas buvo kurčias. Žinau tik savo vardą. Kaip manai, ar galėčiau gauti tavo elektroninį paštą? Po velnių, bičia. Tau reikia susirasti tarnaitę.
Arba mergina. Mes eisime į kiną. O kaip dėl klausos? Kai galiu, skaitau iš lūpų. Kai negaliu, mėgaujuosi vaizdu. Tai nelabai skiriasi nuo mano įprasto gyvenimo. Ar tau patiko? Žinai, gali kalbėti. Manau, gebėsiu tave suprasti. Žinai ką? Ar tu išalkusi? Eime. Taigi, papasakok apie save. Aš juk nieko nežinau. Spagečiai su mėsos kukuliais. Jie ir mano mėgstamiausi. Pala, tu niekada nevairavai? Teks ties to padirbėti. Muzika? Bet kaip? Užjaučiu dėl tėčio. Yra daugiau? Tu taip pat, miela. O kaip tu bendrauji su žmonėmis? Pavyzdžiui, su savo šeima? Bet kaip tu pasakai tai, ką nori pasakyti? O kodėl ne gestų kalba? Mama nenorėjo, kad juos išmoktų. Taigi tu nežinai? Vaikščiojau kalbančiųjų mokyklą. Tai kodėl puikiai skaitau iš lūpų. O kodėl neišmokai, kai suaugai? Žavu tai, ką tu darai. Ar galiu tau kai ką parodyti? Ateik. Štai kodėl dirbu čia. Groju kiekvieną dieną ir vakarą. Ar nori tapti žymiu muzikantu? Ne, bet noriu, kad mano dainos būtų žinomos. Tai tu kuri? Taip, pats išmokau groti, kai buvau 12. Kai išmokau pagrindų, pats pradėjau kurti. Taupau įrangai, bet paskutiniu metu neturiu kada kurti. Tikriausiai malonu mokėti groti. Štai. Nebijok, viskas gerai. Žiūrėk. Tu grok šią partiją, o aš dešinios rankos. Ką tu manai? Žinau, bet tik buvo linksma.
Taigi, kaip jie apkurto? Meningitas. Pasigavo iš tėčio. Negalėjo sau leisti tinkamo gydymo. Mirė jos akise, kai jai buvo 5. Gana keista. Tai man priminė mamą. Niekam to nepalinkėčiau. Oho, jūs tikrai vienas kitą pažinote. Tu net neįsivaizduoji. Tikrai? Ji liko nakčiai? Ką, ne. Jūs atlikot reikalą ir liepė ją išeiti. Bičia, aš su ją nemiegojau. Tai ką jūs veikite? Mes juokėmės, valgėme, kalbėjomės. Juokauji. Kaip jūs tai darėte? Ką? Kalbėjotės? Buvo įdomu, reikės išmokti gestų kalbą. Gestų kalbą? Mes turime tiek bendrą. Kai ji buvo vaikas, jai patiko muzika. Žinau, kad ji tau patinka. Bet ar nemanai, kad viskas per greitai? Ar susimąstai, kaip bus sunku nuolat bendrauti? Taigi sakiau, išmoksiu gestų kalbą. Kalbu, kad bus dalykų, kurių gestais nepasakysi. Tu turi draugų. Ir ji jų turi. Patikėk, Dianos draugai mane knisa. Nekalbėk nieko. Tik sakau, kad reikia susimąstyti. Pagalvok apie tai. Aš neketinu atsisakyti kai ko nuostabaus, tik dėl to, kad tai gali būti sunku. Nuostabiai atrodai. Tu taip pat. Ką valgysi? Manau žuvį. Atleisk, jis sako spagečius su mėsos kukuliais. Mieloji, tai prašmatnus restoranas. Ne, be problemų. Kaipgi galės tau leisti lankyti šioje vietoje? Atsiprašau? Tai tik klausimas, kurio gali klausti jos mama. Daug sunkaus darbo. Ką veiki? Esu padavėjas. Vargelė. Jos motinai tai nepatiks. Ar galime taip praleisti, kol nebus pasiruošę susitikti su visa šeima? Abejoju, ar tai nutiks. Tau nepatinka vynas? Ji niekad negėrė kvailiai. Netgi vyno. Jos motinai tai patiks. Jai patiko vynas. Tu manai patikti šiai šeimai? Tu leidėjai būti paveiktai blogio, alkoholio, atlikta. Jai 21. Ir ji niekad negėrė, net per savo 21-ąjį gimtadienį? Ji niekad nesiminėjo, ar atimsi iš jos ir nekaltybę? Atlikta. Ar ne per daug ją globojat? Ar nori susitikti be jos? Manau, tai didelis pliusas. Nemanau. Juk žinai, kad tavo mama nepritart. Ji pakankamai suaugusi, kad sprendimus priimtų pati. Pasiruošusi? Kaip sekasi? Sveika atvykusi į savo oficialų 21 gimtadienį. Ei, sveiki, tai Arianos 21 gimtadienis. Ar čia tikrai tavo 21 gimtadienis? Bet yra dabar.
Iki bičiuliai. Tu girta. Kas nutiko? Ar tu viskas gerai? Ar gerai jautiesi? Parvešiu tave namo. Mano butas mažas ir netvarkingas. Tu įsitikinusi? Na gerai. Nagi, pasijusi geriau, išgerk viską. Gerai. Persirink šitais. Manau, tau metas miegoti. Labanaktis. Labas rytas, Saulytė. Tai tau. Sveikinu su pirmosiomis pagiriomis. Įrodymas gero ir sėkmingo 21-ojo gimtadienio. Until our lips touched, now I know it's love. The first time I saw your face, I knew that I kissed your lips, it's true. Now there's nothing I can do. My life will never be the same. Never. Never be the same. Never. Never.
Pabandykime atsakyti filosofinį klausimą. Jei miškuose nukrenta medis ir niekas to negirdi, ar galime tai vadinti garsu? Yra minčių? Nagi. Pone Volkeri. Akivaizdu, kad garsas buvo. O iš kur tu žinai? Kaip suprasti, iš kur žinau? Krito, garsas buvo. Bet niekas to negirdėjo. Tai jeigu aš pabesdėsiu ir niekas negirdės, ar nebus garso? Tu išgirsi ir tu užuosi. Jūs gale. Priklauso nuo paties žodžio. Garsas. Jis manomas ar fizinis? Jei laikysime, kad fizinis, tai jis yra ore vyrančios vibracijos. Bet garsas gali būti ir manomas. Tuomet ore nebus jokių vibracijų. Bet tai, kaip mūsų protas interpretuoja tai, ką girdim. Jei manot, kad garsas yra fizinis, tada taip, jis sukėlė. Bet jei garsas manomas, tada jo nebuvo. Labai gerai. Matote, nėra taip akivaizdu, ar ne? Bet kokiu atveju negirdės. Kaip jį tai išgirdo? Viskas gerai? Tu tvarkoj? Mes dviejose klasėse kartu. Aš Nikolė. Puikiai tam pasirodė. Neklausyk Mitch. Jis visas buvo šitas. Bet manau, šioj klasėje jis daugiau nebekalbės. Eikš. Grįžk, gerai? Tai mano mama. Ji mirė prieš 4 metus. Kiekvieną dieną kavinėje aš girdžiu, kaip žmonės skundžiasi kvailiausiais dalykais. Buvau ten. Su ja. Dariau viską. Visus 5 metus jį kovoja su vėžiu. Niekad negirdėjau ją skundžiantis, bet tai dariau aš. Kas rytą atsibudusi jį sakydavo, kokia nuostabi diena gyventi. Žiūrėjau ją ir mąsčiau, kad kažkur turi būti rojus. Mačiau tai jos šypsenoje. Ji visad būdavo su manim. Ir vis dar yra. Tai iš jos mėgstamiausio megztinio. Kartais patirnu jį rankose, jis suteikia man jėgų. Taip, žinoma.
Ar ir tavo tėtis kūrė? Viskas gerai. Galiu pabandyti? Gana panašu. Labai mylėjai savo tėtį, ar ne? Sam? Ar tave taip vadino tėtis? Žavu, man patinka. Ar tau labiau patinka Sam? Manau, tu graži, Sam. My inspiration when you walked in, pad and pen, writing the story to our lives. And now I write all these songs, they come to me like atom bombs, exploding their way into my life. So don't wait too long, let the music take hold, just let it go, it lives inside you. It's not a moment too late, just a moment too strong to hold back any longer. Hear the music, hear the music. Sounds good. Gerai skamba. Atleiskit, Tony, nežinau, kad ir jūs čia. Tai tu sukūrei? Taip, neturėjau ką veikti. Ką manai apie koncertą? Nedidelį čia kavinėje. Pagrosi kelias dainas, pasikviesi kelias draugus. Tikrai? Tu įsitikinęs? Pabandyk. Muzika gali pagelbėti verslui. Ačiū, Tony. Labanakt, Denny. Labanakt. Ir ačiū. Ką jūs su Denny veiksite šią vasarą? Ką? Kas vyksta? Pala, tu net nesusiruošiai. Kada tavęs atvažiuos? Po 2 savaičių? Kas bus, jei tavo mama sužinos? Aš pasiilgsiu tavęs. Jis buvo mano mamos. Ne, viskas gerai. Ar tau patinka? Kas yra? Nesijaudink dėl jos. Man tikrai nevertėtų to sakyti net dabar, bet kadangi viskas gana rimta, ką turėjau omeny? Jie visiškai įsimylėję. Kalbasi tik gestų kalba, jis su juo kalbasi gestais.
Matai, nebuvo taip blogai. Interviu kur? Kodėl nori atlikti praktiką apskaitos įmonėje? Tai tinka tam tikriem žmonėm. Bet aš pakankamai tave ilgai pažįstu, kad galėčiau pasakyti, kad tai ne tai, ko tu nori. Tikrai? Visą gyvenimą augai ir svajoji žaisti su skaičiukais. Tada kas? Kai buvai maža, apie ką svajodavai prieš miegą? Matai, žinojau. Taigi kas nutiko? Kodėl nekoncertuoji prieš didelę auditoriją? Pala, ei. Tai nereiškia, kad negaliu groti. Prisimink Bethoveną. Gali daryti viską, ką nori. O kas blogai su to, kaip gyvenu? Drąsiau sakyk. Žinai, ką manau? Manau, tu bijai. Taip, tu tikrai bijai. Ne mamos, Marianos ar ko kitko. Tu bijai savęs. Bijai būti savimi. Gyvenimas per trumpas, kad gyventum dėl kitusiem. Ei, nagi. Nagi. Negalite griauti jų ateities. Mažutė esi? Ei. Atleis dėl vakar. Ar galiu ateiti? Aš turiu išvykti. Kaip suprasti? Vakar jie atvyko manęs pasiimti. Manęs nebus beveik visą vasarą. O kaipgi 2 savaitės, kurias turėjai pasilikti? Kur važiuosi? Į Europą. Turiu eiti. Grįšiu maždaug po mėnesio. Mėnesio? Ar bent rašysi? Aš tave myliu. Gregai, ar Ariana dar čia? Tuoj pažiūrėsiu. Vakar išsikraustė, jos nebus visą vasarą. Ar tu tikras? Jis registravo 23-27. Ačiū. Geros tau vasaros, Deni. Ir tau. Tai paskutinis kartas tai, ką nors slepi nuo manęs. Tu niekad su juo nebepamatysi, nesikalbėsi, net nebegalvosi. Aš auginau tave ne tam, kad leistum laiką su kažkokiu padavėju. Ne, tu jo net gausi iki rudenį grįžtant į mokyklą. Paslėpk taip, kad neras, o dar ką nors nuo manęs nuslėps ir gali ieškotis kito darbo. Something I said that made you believe I wouldn't give you your time away from me. Was it something I did or something you needed that made you decide it was time to leave? So I guess that one night is all we'll have left of this whole life. Get rid of it. Atsikratyk jo, kaip ir kitais. So I guess this is the last thing I'll say to you. My heart belongs to you. Take it and run
Aš žinau, kurį laiką nesikalbėjome. Nežinau, kaip tau pasakyti, bet aš sutikau kitą. Prašau, pamiršk mane. Denis. Into the shining sun, into the pouring rain, and take you away, take you away. I wanna hold you in my arms until the sun comes to take you away. Aš perskaičiau elektroninį laišką. Žinai, kartais pamirštu, kaip man buvo sunku augti. Manau, mes netinkamai šventėme tavo 21 gimtadienį. Suteik man antrą šansą. Gal nueikime apsipirkti? Nikole, kaip kelionė? Deni, labas. Puikiai visą laiką praleidau su tėvais. Ar ką girdėjai iš Sam? Ar žinai, kada jį turi grįžti iš kelionės? Kokios kelionės? Nežinau, kas vyksta, neteko nei vieną mano žinutę. Jį prisijungusi? Jos nematai? Pala, pabandysiu paskambinti jai namo. Tai tu žinai, kur jį gyvena? Taip, bet aš nieko tokio... Aš nerimauju. Aš nemačiau jas gal kokį mėnesį. Aš nenoriu jos netekti. Prašau. Arianos čia nėra. Aš ieškau Sam. Ir jos čia nėra. Dar vis išvykusi? Ji nenori tavęs matyti. Leiskite jai kalbėti. Tu nenori manęs matyti? Aš nesuprantu. Apsauga. Jūs privalote išeiti, sere. Aš niekur neįsiu, kol ji man to nelieps. Išvesti tą vyrą iš mano namų. Sam! 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 Eik! Dink! Ariana, susipažink su Richardson. Tai Henkas, Davido bendradarbis. Jūs perdedate. Malonu susipažinti. Ariana, kodėl tau Tyleriui neparodžius, kas yra viršuje? Kol darysiu kavą sau ir Henk.
Neišeik. Dar ne. Nežinau, kas su ja nutiko. Daugiau niekad nedaryk man tokios gėdos. Turi ją pamiršti. Kartais tau kažkas rūpi, bet dėl kažkokių priežasčių tu nerūpi jam. Ir tu nieko negali padaryti. Žinau, kad nenorėsi girdėti, bet yra begalė kitų merginų. Tai prailgs, bet praeis. Visų vidumi jaučiu, kad ji yra vienintelė. Ji ne vienintelė, jei ji nejaučia. Kas man nuolat sako, kad nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Kartais sunku tai žvelgti. Pagalvok, kokių paikų dainų tu parašei. Nėra nieko labiau įkvepiančio, nei meilė ir skausmas. Tiesa. To the way they used to be. It's the only thing still worth fighting for. Galbūt tai ir laiko švaistimas, bet gal galėtum pakviesti ir Sam. Tai man daug reikštų. Ji ten bus. We used to live before we died. We used to laugh when everyone told us how to live our lives. You used to fall into my arms and now tears fall from your eyes. When it was good, it was great. When it was bad, we made mistakes. There's only so much I can take. I don't wanna leave it up to fate. Now there's my heart laid in your hands. If you wanna give it back, you can. Before you break it, understand that I wanna be your somewhere. Aš žinau, kurį laiką nesikalbėjome. Nežinau, kaip tau pasakyti, bet aš sutikau kitą. Prašau, pamiršk mane. Denis. Ar tu tai parašei? Šis elektroninis paštas neegzistuoja. To the way they used to be. It's the only thing still worth fighting for. Tai buvo dėl tavo saugumo. Būk protinga. Tu negali bendrauti su tokiu. Vėliau tu man padėkosi. Tu turėjai jų atsikratyti. Nemaniau, kad jį... Tiesiog atsikratyk. Pone Scott, gal prieš filmą mes su Ariana galėtume pasivaikščioti po parduotuvės?
pasilinks. Ačiū, ponė Stot. Try to picture the perfect life. Nothing anymore seems to come to mind. When you wish you had got it right, all you seem to do is cry. Dar ateina. Sveiki. Mums reikia daugiau kėdžių. Pažiūrėk apačioje. Jis nuostabus. Starts with understanding. Sometimes you gotta leave it all behind. Find time to figure out your life. It's not so black and white. Sveikinu, klausiausi gale. Buvai tikrai nepakartojamas. Ačiū. Malonu, kad atėjai. Sam labai norėjo čia būti. Ji darė viską, ką galėjo. Tik mus pričiupo. Nenoriu nieko girdėti. Ji pakankamai saugusi, kad pati priimtų sprendimus. Jei norėtų būti čia, ji būtų. Aš pakalbėsiu. Danny vyrutė. Kai kitą kartą norėsi surinkti koncertą, pranešk. Vakar patrigubinimą apyvartą. Turi talentą, vaikį. Paradžiai norėtume vištienos, sparnelių ir vandens. Atleiskite, sere. Aptarnavimas čia nuostabus. Riana, ką tu darai? Ką tu darai? Viskas gerai, tik vaidina, šiaip jau labai miela mergina. Lipk į mašiną. Lipk į mašiną. Ariana, pavelni.
Tai mama, brolau. Aš tau prisiekiu. Ji daro visą tai. Mačiau, kaip Sam jai trenkė. Visi matė. Sam sutrikusi. Ji išlėkė paskui tave. Ji myli tave. O kur pamiršk ją? Nes yra krūva kitų ir kitas mėšlas. Pamiršk, ką sakiau, gerai? Klydau. Tai gali būti ji, brolau. Sam gali būti ta vienintelė. Jūs turite tai, apie ką kiti gali tik pasvajoti. Negali to paleisti. Ji nubėgo tenai, tikriausiai tavo butą. Turėčiau... Nagi, bėg! Pasimsiu tavo pamainą. Nepaleis to! Myliu tave. Mūsų dėmesį patraukė tai, kad jūs teigiamai nusprendė dėl sraigės implanto operacijos. Apie 65% mūsų pacientų pastebėjo, kad vėl gali atpažinti garsus, balsus, net muziką. Jis sakė, kad tai gali sugadinti tavo ausis. Mano ausis ir taip jau sugadinta. Kaip gali priimti tokį sprendimą, man nesakus, tai ne tavo sprendimas, o mano. Tai mano gyvenimas, mama, aš noriu girdėti, o tu nori mane tik kontroliuoti. Todėl tu niekad neišmokai gestų kalbos, todėl man reikia kvailo vertėjo. Būtent todėl tu man nesakei apie tokias operacijas. Tu nenori, kad vėl girdėčiau, nenori prarasti kontrolę. Bet tu ją ką tik praradai. Man daugiau nebereikia vertėjų. Ir man daugiau nebereikia tavęs. Tau manęs reikia labiau nei niekad. Kas tave rems? Nevėkšla vaikinas? Kas moka už tavo studijas? Aš nebegrįšiu į kolegą. Aš studijuosiu muziką. Visas svajoju. Visai kaip tėvas. Būtent. Nes svajonės pildos, mama. Jei kovoji už jas. Tėtis tai žinojo. Nesvarbu, ką darė norėdamas sustabdyti, bet aš įsimylėjus. Ir aš vėl girdėsiu, grosiu. Taip kaip tėtis. Ir nėra nieko, ką gali padaryti, kad stabdytų mane. Kur pavilniuini? Taisyti senų klaidų. Jai 21. Atleiskit vadelis. Įlipk į mašiną ir tu atleista. Aš išeinu. Mariana, grįžk, tai mano dukra ir ji nežino, kaip vairuoti. Nori alaus? Ne. Perki laikraščius kasdien. Taip. Ir kas vakarą išmeti? Jo. Kada nors skaitei? Ne. Tai kam perki? Pardavėjas mielas vyrukas. Pardavėjas mielas vyrukas? Taip, Džordžas. Jis gali prašyti išmaldos, bet ne, jis parduoda laikraščius. Niekas jo nepalaiko. Niekas neperka dėl jų išvaizdos. Mieliau perka parduotuvėje ar kioske. Bet vakare tai tas pats laikraštis. Tas pats ką. Yra sporto skiltis? Nemanau. Pramogų? Nežinau. Na kągi, aš rasiu kur tai panaudoti. Ei, nežai su vandeniu. Jep, taip. Aš rimtai.
Išteklių rinka krito 300 vienetų, visai kaip mano. Tai staigus priepuolis. Juk turi būti kažkoks gydymas. Tu atėjai. Gera matyti tave grįžusi, brolau. Danny, aš daktaras Fraseris. Tavo priepuolis buvo iššauktas pažengusios multiforminės globlastomos. Piktybinis smegenų auglys. Tokia vėžio forma sunku gydyti, ypatingai, kai taip giliai. Chemoterapija ir švitinimas gali padėti daug mėnesių, bet daugelį atvejų jis atsinaujina. Yra vaistų, kurie galbūt pateisina save, bet dėja, jų neremia draudimo kompanijos. Jie yra labai brangus, bet gali kuriam laikui. Įvairiai. Šioje stadijoje gali trukti kelis mėnesius arba dienas. Metas kitai sesijai. Aš baigiau. Dar ne, pone. Chemoterapija gali trukti kelias. Aš baigiau. Žinai, kai buvau 10, mama man parnešė ančių lizdą su kiaušiniais, kurį rado po šiuo tiltu. Kurį laiką juos prižiūrėjau, bet ji neleido man jų pasilikti. Pamenu dieną, kai juos paleidom, buvau labai nusiminęs. Bet žinai, tai buvo pati nuostabiausia dalis. Jiems manęs daugiau nebereikėjo. Kai tik išskleidė sparnus, tapo laisvi. Jiem priklauso dangus.
Po metų, po tiltu, pamačiau grupelę jaunų ančių. Jos grįždavo kasmet. Dabar liko tik 2. Gerai, Deni. Dabar mūsų eilė pasakyti, ką sako panelės. Merginos, kokį dalyką gali naudoti daugiau nei kartą? Visi pasiruošę? Batai. Batai! Žinau tau brangų skonį. Sam, tavo eilė. Puikios knygos. Ką? Deni, ne taip žaidžiamas šis žaidimas. Kaip suprasti? Tai turėtų būti batai, knygos ar mėgstamas maistas, kas nors linksmo. Bet meilė geriau nei visa kita. Ne ta esmė turi būti linksma. Baig, mums links. Mums tašk. Kur tavo šypsena? Gerai. Kitas klausimas. Greitai ją vėl pamatysiu. Viskas gerai. Nesijaudink. Žinai ką? Aš laimingiausias vyras pasaulyje. Kiek žmonių gali pasakyti, kad sutiko tikrąją meilę? Kad sutiko savo gyvenimo meilę? Ar prižadėsi man kai ką? Pažadėk, kad kas be nutiktų. Pirmiausia, klausykis savęs. Savo širdies. Noriu, kad pasidarytum operaciją. Ko laukti? Aš noriu būti ten. Noriu būti kartu, kai tu pirmą kartą išgirsi pasaulį. Noriu išgirsti tavo nuostabų balsą. Jį gali girdėti dabar. Myliu tave, Deni. Ir aš tave, mažutė. Ką tu nori veikti, Sam? Na, aš einu užkasiu. Tau ko nors reikia iš namų? Taip. Po mano lova yra batų dėžė. Ar gali ją atnešti? Žinoma. Ačiū. Rytoj operacija. Viskas bus gerai. Kada ateis seselė? Nežinau. Rodžeris. Su Diana. Ne.
Operacija truks kelias valandas. Reikės dienos, kad atsigautumėte. Mes pastebėjome, kad pacientai, kaip jūs, kad lengviau būna, kai garsai yra asocijuojami. Rodžeri. 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 Rodžeri, prabusk. Ką? Turi man padėti dingti čia. Ką? Tik kelioms valandoms turiu kai ką padaryti. Ar išprotėjai, tu negali? Rodžeri, prašau. Aš negaliu patikėti, kad mes tai darome. Susitiksime tenai, gerai? Kaip suprasti? Aš pirmą pasivaikščiosiu. Pasivaikščiosi? Pakvėposiu grynų oru. Dabar -10. Viskas bus gerai. Susitiksim kaviniai, gerai? Grynas oras. Dar keli mėnesiai, vyrutė. Kam? Šiam šlamštui? O kam tu išleistum? Bilietams į Niksus. Danny. Ar tai tu? Taip, Džordžai, kaip tu? Geriau nei tu, atrodai baisiai. Ką tu apsivilkęs? Ar pasimetei? Kur tu buvai? Nemačiau tavęs. Kurį laiką sirgau? Neturėtum stovėti šaltį. Gera lauke. Gera būti gyvu. Kaip verslas? Žinai, lėtai. Džordžai. Manęs kai kurį laiką nebus. Keliausiu su ta gražia mergina? Ji gražuolė. Ne, ji liks čia. Gaila. Norėčiau ką nors paskaityti. Ar turi kokių žurnalų? Žinoma, juk turi spėti su laiku. Kokių norėsi? Nežinau. Apie 500. Jau pradėjau nerimauti. Tu geras draugas. Danny. Eime. Parveskime tave atgal. Kvieskit gydytoją. Kvieskit daktarą Fraserį. Ar jūs išprotėjot? Jis galėjo mirti.
Degonės kaukę, tuoj pat. Man taip gaila. Manau, tai nebuvo puikiai mintis. Ji buvo nuostabi. Sam greitai išleis iš pooperacinės. Galėsi ją pamatyti. Kodėl ne? Atrodo kaip mėšlų krūva. Vyruti, jai tai nesvarbu. Bet taip baisiai neatrodai. Bet skambi baisiai. Aš neturėjau brolio. Nereikia. Myliu tave. Ir aš tave, brolau. Turi nustoti užkimšinėjęs tualetus. Padarysi paslaugą? Pažiūrėk, kaip ten Sam. Gerai. Džordžai. Tai meilė. Ką? Atsakymas. Žaidime yra meilė. Ar galite pasakyti, kada Ariana Scott išleis iš pooperacinės? Ir jūs esat? Draugas. Dalykas, kuriuo tikrai galite naudotis. Atleiskit? Nieko. Jos tėvas mirė jos akise. Tai priminė man mamos mirtį. Niekam to nelinkėčiau. Denis sakė, kad nugyveno nuostabų gyvenimą. Atsižvelgiant, kur jis gyveno ir dirbo, sunku būtų tuo patikėti. Jei sutiktumėte jį,
Jums nekiltų jokių klausimų. Jam buvo tik 24, bet Denis patyrė daugiau. Nei kai kurie per visą savo gyvenimą. Nesijaudink. Aš pavaduosiu tave, brolau. Mes susirinkome čia, kad atsisveikintume su Deniu. Gali bet kada skambinti. Ačiū. Dar vis keista girdėti save. Net nežinau, ar man patinka. Reikia laiko. Denis, tave įsimylėjo iš pirmo žvilgsnio. Kalbėjomės apie tave. Bandžiau jį sustabdyti. Nes buvo sunku, kad tai nerealu. Pasakau jam to nedaryti. Žinai, ką jis man pasakė? Kad jis neatsisakys to, kas nuostabu, tik dėl to, kad tai sunku. Jei jis manęs neklausytų, tai nepatirtų paties nuostabiausio dalyko gyvenime. Ir tai dar kai kas. Tai nuo Denio. Kas tai? Tai meilė. Rūpinkis savim, Sam.
Labas, mažutė. Džiaugiuosi dėl tavęs. Tai pirmoji tavo naujo gyvenimo diena. Bet nepriim gerų dalykų, kaip pašalpos, kaip daro žmonės. Išeik ir išgirsk pasaulį. Tai puikia vieta ir ji turi daug ką pasakyti. Dabar gali girdėti viską. Gyvenk pilnavertį gyvenimą, Sam. Ta, kurį pasirinkai. Gali atrodyti, kad manęs nėra, bet aš esu. Kurį laiką būsiu su mama, bet grįšiu, kai tau manęs reikės. Mylėk visą širdimi, nes ten, kur yra meilė, esu ir aš. Ten, kur meilė, skambės mano dainos, tau tai reikia klausytis. Myliu tave, Sam. Amžinai, su meilė, Denis. Father, won't you sing me a song? One that I don't hear with my ears. Mother, give me a sign. One that I can see with my eyes. Ačiū. Ačiū. Muzika galinga. Viena daina gali pakeisti nuotaiką, sukelti prisiminimus. Viena daina gali pakeisti visą tavo gyvenimą. Nikolijos atminimų, kurios kiekviena diena buvo skirta gyvenimui. Trilo komanda pristato filmą Klausykis savo širdies. Tekstą vertė Ritka. Tekstą įgarsino Ritka ir Aurys. Daugiau apie mūsų darbus sužinosite užsukę trumpuoju adresu internete www.t-team.lt.